Norėjau šiek tiek pasirgti, peršalau kažkur, tai nieko tikriausiai ypatingo, tiesiog peršalimas. Pagulėjau iki 2, bet nepavyko. Paskambino vienos organizacijos atstovai. Suklysti pavadinime Baltic Amber Center. Paskambino ir pasakė, kad jie vienai bobulytei, kuri nukentėjo nuo gaisro ir dabar atstato savo butuką, bando jį įvažiuoti, nori padovanoti kalėdų, šventų kalėdų progą skalbimo mašiną. Na ir pagalvojau, kad nieko neatidėliodamas, aš nuvažiuosiu iš karto ją ir už tą paaukotą sumą nupirksiu, kad tie pinigai nekabėtų mūsų organizacijos sąskaitoje. Чистая вода, потому что самое главное, чтобы вытер. Нашел. Давай на кухню сразу. Ага. Ну, сейчас. Вот. Пока не ставь, потому что к трубам подойти можно было. Видите его, мы в среду, в четверг приедут, мастера подключат. Это еще надо будет на что-нибудь другое. То до свидания. Ага. Atvažiavau veik sandėlį, nauja diena. Šiandien labai daug šiukšlių, va tiek šiukšlių reikės išmesti. Ne visi žmonės sąmoningai supranta, kad veik fondo sandėlys tai nėra vieta, kur galima atsikratyti seno, ten pragulėjusi sklepuose tekstilę. Bet yra žmonių, kurie sąžiningai ir sąmoningai remia žmonės. Mano užduotis šiandien labai garsiai važinėja fūros. Mano užduotis šiandien paruošti rytojaus kelioniai į Alytų krovinis. Jų bus nemažai. Vat, apie kelionę papasakosiu jau rytoj, o šiandien darbuosius prie siuntinių to nešiojimų. Tiek maišų jau paruošta rytdienos kelioniai. Dar jūs reikia surišti iki galo. Ir dar keletą maišų, kur reikia nunešti. Dabar mašina pakrauta, dar reikia nu ir ačiū tiem, kas atnešė daiktų. Važiavam dabar mes do akumuliatorių, pasiimsim akumuliatorių, pakeisim Kijevo patalynę ir adijavą. Žinys? Aha. Iš namoklis, žalka. O čia tas pakrautas. Nu все, iki. Nu turėsi tą. Nu. Dabar važiuojam su liftu, pasiimsim šaldytuvą. Geri žmonės mums jį dovanoja. Gražus liftas čia? Jo, ir nuvešim vienai močiutei. Так. Так надо развернуть вид. Не, откроется. Ага. Лифлук. Ankstyvas rytas. Mažai pamiegojau. Ilgą kelionę laukia. Šiandien važiuojam į Alytų, į kalėjimų departamentą. Vežam ten paramėlę. Nežiūrim žmogų pagal jo rasę, tautybę, socialinę gyvenimą, kas jis toksai yra. Jeigu jam reikalinga pagalba, mes padedam visą laiką žmogui. Dabar atvažiuosim į visos inspekciją, pataisos namus ir nuvešim į kalinį, kurį
kai kas gali pasakyti, kad pagalba nuteistiesiems žmonėms galbūt nėra toksai jau geras dalykas, ar, iš moralinės pusės. Tačiau, aš mėgstu sakyti, kad nesvarbu, kokie jie, svarbu, kokie mes, kas mumise gimsta, kas mumis stumdo. Ir jeigu mumis stumdo meilę žmogui pačiam, tai reikia ištiesti tą ranką ir žmogui parkrytusiam, jo labiau, kad skirtingų yra pas mus ir kolonijų, ir kalėjimų, ir atvirų kolonijų, ir vietų, kur gyvena žmonės, atlieka bausmę ir atvirose kolonijose, ir moteris, ir vaikai pas tų moterų yra taip pat. Skirtingai yra, jo labiau, kad jeigu prašo pagalbos, ir mes galim ją suteikti, tai kodėl ne. Antra vertus, pagrindinė mūsų paramėlės gavėjai yra šeimos su vaikučiais, tačiau į sandėlį dažnai atveža ir tokius vyriškus, darbinius rūbus, kuriuos mes iš šeimos nesiunčiam, kad sutaupyti, dovanokit biškį peršalės, kurių mes nesiunčiam, kad sutaupyti vietą dėžėje. Dažniausiai ten stengiamės įdėti daugiau vaikiškų dalykų ar kanceliarinių priemonių. Tai susikaupė tų vyriškų drabužėlių, tai ir tada ir padalinam, arba į nakvynės namus nuvežam benamiai, kad galėtų persirinkti, arba į bendruomenės, kur gydomi nuo priklausomybės vaikinai ir vyrai, ir moteris taip pat, arba į kalėjimo departamentą. Viktoras yra šeimoje, bendrauja, paprašė jo konsultacijos. Šeima, kuriai mes atvežėm paramėlį. Aš dabar vaikštau po centrinę gatvę. Savivaldybė. Ir miestas jau po truputį ruošiasi. Jau miestas kalėdiniai puošmenai. Pasipuošęs, ateina jau Viktoras. Pavyko? Aha. Paskiau, mašinį pakabėsim. Tai baigiame savo darbus Alytuje ir po truputį jau pradėsim keliauti į Klaipėdą. Dar prašė mūsų vieną šeimą iš Kauno užvažiuoti, tai mes pas juos užtruksim. Михаилui pradingo balsas, duoda man, parašo popieriuką, telefonai numeriai, ką turi padaryti, į kam paskambinti. Gerai, kad aš savo gyvenimo žestų kalbą mokinausi. Kadangi pagrindinis veikėjas šiandien kalbėti negali, teks man pabendrauti su jumis. Nešam. Viską iškroju pas močiutę. Dabar reikės apeiti aplinkui pelkes. Kaip sakant, baigiam.